Labą dieną, mes vėl su jumis. Šiandien aš papasakosiu apie mašiną Jaguar 489, kokia jinai ypatinga. Šiaip Jaguaras man iš vis labai patinka, nes kokybė ir kaina, labai gera kokybė ir nedidelė kaina. Tai dabar, ką mes turime? 100 operacijų, kilpų įvairių yra, pilna įvairių kilpų, su apvalymu, su akutė. Taip, dabar turim metalinį korpusą, korpusas metalinis. Ir svarbiausia koks ypatumas, kad čia yra kompiuterizuota mašina su vertikali šaudyklė. Matot, tokia klasika. Retai pasitaiko, Bernina turėjo tokią mašiną ir dabar turi, bet kitos sistemos šiek tiek, bet nesenai dar turėjo mašiną būtent su tokia šaudyklė ir kompiuterizuota mašina. Pilnai metalinė, klasika, metalas, labai geros kokybės metalas, labai tiksliai pagaminta, tyliai veikia, nes panaudoja perdavimo į šaudyklinę veleną, panaudoja tokią sistemą kaip overlockui. Va tokį šarnyrą, va šitą mazgą, būtent kalba eina apie šitą mazgą, aš atsuktuvį dar laikau, ten šarnyras viduj tokio korpuso ir už tai jinai neturi čia laisvumo jokio ir labai tyliai veikia. Tai va, tai tokia mašina, tikrai rekomenduoju, galit drąsiai pirkti, tai mes pabandysim siūt su Inksiu, pabandysim siūt. Tai va, testuojam mašiną, pedalo neturiu, naudosiu start stop mygtuką, siūnam ploną medžiagą. Plona, super, labai gražu. Reikia tik raudonesnių siūlų. Raudoną medžiagą siūnam. Reikia plonesnę, kad siūt ploną medžiagą, klausykit. Reikia plonų siūlų, labai plonų siūlų. Reikia plona adata, 70 adata, šilkinis siūlas. Tas nešilkinis siuvinėjimą galit naudoti dabar. Yra pardavime pas mus siuvinėjimą, tai siūlo. Jie plonesni ir šiek tiek blizgi. Paskui ką dar? Gali būti kojelė tiesiai siūti. Trikotažui, nu nieko, yra trikotažinių peltokių ten specialų. Dabar siūnu tiesiai, paprasto jungiu zigzagą, tai bus 0,4 operacija, maksimalus zigzagas, 6 mm pločio. Svarbu, kad praleidimo nebūtų trikotažą siūlant. Nu va, praleidimo nėra, siūna gražiai, gerai. Jeigu mašina teisingai sureguliuota, jinai vis tiek siūs ir plona, ir stora. Čia priklauso tik tai nuo siūlo įtempimo, nuo storio siūlų, kokybės siūlų ir adatų. Plona adata, ploni siūlai. Galit mažesnė skylutė zigzagui, kojelė su mažesnė skylutė. Va, ir plona siūlom, ir 10 sluoksnių riba, šiaip ir 20 prasiūs. Galit. Jeigu mašina teisingai sureguliuota, tai galite ir dygsnių tankumą didinu. Oi, čia zigzagas. Taip, 6, jo. 3,5 ir odą galit prasiūt po to šilko, nieko ten neatsitiks. Aš kad tankumą dabar padidinau, matot. Va, ir odą siūna. Įtempimą šiek tiek, truputį kilpoja, tai čia didinat, tada siūlo įtempimą šiek tiek, jeigu neužtraukia iki galo, nes vis dėlto yra skirtumas, oda ar šifonas koks. Tai va. Čia stora baldinė oda. Linas, labai storas linas, 20 sluoksnių ten, trikotažas, taip. Trikotažą galime įjungti 0,1 operaciją. 0,1 operacija, čia trikotažų skirta jinai. Pastoja priekį, atgal. Tai va, ir mes
tas dygsnis neplyšta, jisai turi elastingumą. Tai patempsit, jisai nesuplyš. Ir ką? Ir po to viso statom paprastą dygsnį, teisisiūn pagal nutylėjimą ir prasiūnam tą pamušalas čia pas man šiponas kažkoks. Nedidelis žingsnis. Pažiūrėjom, 3, kiek čia, čia labai didelis, palauk. Čia labai didelis pas man nustatytas. Tai mažinam, ten iki 2 mm. Nu, va toks va. Tai va, jokių čia ypatumų nėra. Mašina reguliuojasi lygiai taip pat. Reikia tiesiog, va, koks gražus peltokas, matot, siūnat. Ir odą prieš tai siūvam, ir ploną medžiagą siūvam. Nu, va šitas tai per didelis, nu, negalima tokį siūti. O tas, va, 2 mm. 2 mm. Va šitas apatinis, jo? Nu, tai super. Ką, neraukia nieko, viskas gražu. Tai ir tiek. Linkiu jum sėkmės siuvime. Iki.